Kiekvienas kaunietis gali tapti miesto kalėdinės istorijos dalimi ir prisidėti prie šventinių dekoracijų kūrimo. Tokiu kvietimu jau susigundė ne viena 10 iniciatyvių žmonių, o idėjos autorė Jolanta Šmitienė pabrėžė, jog jų rankos ne tik spartina darbo tempus, bet ir suteikia eglutei dar daugiau išskirtinumo. Realiai tai ta eglutė yra haute couture, visiškas rankų darbas. Ir jeigu vertinant jos kainą, tai aš nežinau, neturėtų milijoną kainuoti, nes niekas tokių dalykų nedarytų, tu nenupirksi, nepasamdysi. Čia turi būti geras noras, avantiūrizmas, gera valia ir įsivaizdavimas, kas iš to gausis. Šventės papuošimams iš viso prireiks 300 tokių sferų, kurios apipinamos smaragdinė spalva. Žalius plastikinius butelius paversti meno kūriniu nėra sudėtinga, reikia tik noro, šiek tiek pastangų ir žinoma gerų linkėjimų, kuriuos į gaminamą dekoraciją įpina kiekvienas kaunietis. Labai pradžioje buvo sudėtinga, bet dabar jau labai linksma. Ir labai smagu prisidėti prie kalėdinės eglės gamybos. Tai gal šiandien labiau pasijuto ir ta kalėdinė nuotaika? Tai žinoma, nes namų dar nespėjau papuošti, miestas dargi, kiek pastebėjau, nelabai pasipuošęs. Taip kad mes būsim vieni pirmųjų turbūt sekmadienį žiebdami eglutę. Energetiškai stiprus laukas bus. Čia bus, kaip aš sakiau, juokaudama kaip Merkinės piramidė. Bus galima įlysti ir pajausti visą tą patį. Labai geras jausmas, aš nebejoju, ypač kai nueisim į Rotušės aikštę ir jausimės, kad kiekvienas prisidėjom, tai tikrai nuotaika bus daug didesnė negu tų, kurie neprisidėjo. Niekad nėra gyvenime tekę gaminti kalėdinės eglutės. Na, mes esame įpratę puošti, kabinti žaisliukus. O pirmą kartą turbūt istorijoje Kaunas pats gaminasi savo eglę. Tai yra labai tikrai unikalu ir gražu ir kartu yra vienijanti tokia akcija visus kauniečius. Smaragdinis kalėdų miestelis sužibs jau šį sekmadienį, o garsas apie kauniečių rankomis gaminamą eglutę, kaip spėjama, apskries ne tik laikinąją sostinę, bet ir visą Lietuvą. Kauniečiai juokauja, jog originaliausio kalėdinio medelio nominacijos iš miesto jau niekas neatims, o ir abejingų jam neturėtų likti.